Sveiki visi, jūs esate Mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir sveikinu jūs čia užsukus 4-ąjį advento sekmadienį. Tai yra mūsų paskutinis video šiame vlogmas repertuare, jeigu taip galima sakyti, ne? Tai yra 4-as sekmadienis, vadinasi, adventą mes kaip ir jau užbaigėme, bent jau mano adventinius video. Šiaip visų pirma, turbūt didžiausias ačiū yra merginom, kurios filmavo, vis dar filmuoja, jų video išeis iki kūčių. Tai jų darbas įdėtas kiekvieną dieną yra, nežinau, nieko neišmatuojamas. Aš neįsivaizduoju, kaip. Tai Panos, Greta ir Dominika, ačiū jums labai. Truputėlį turiu pripažinti atsiliekus jūsų video, bet tikrai prisivysiu. Tai ką? Minėjau jau, kad pas mane yra sekmadienis. Galvoju, kad reikia man atsigerti kavos, kurios aš čia turiu puodelį pasidariusi, kad kas žinotų, kaip man dabar jos reikia, kaip aš jos noriu. Aš nežinau, turbūt inkstus arba kepenis atiduočiau dabar už šitą kavos puodelį. O Dieve, kaip gerai. Nežinau, turbūt tos, kurios nemėgsta kavos, manęs nesupras, bet tos, kurios ją geria. Aš turbūt kiekvieną rytą prabundu vien tik dėl to, kad galėčiau atsigerti kavos. Tai va, kaip matot, aš jau esu ganėtinai jaukiai įsitaisiusi ant savo sofos, žodžiu, kaip ir kiekvieną kartą, kai filmuoju jums video. Galvoju, kad pažiūrėkit, kaip man sekėsi su mezginiais, ką čia skanaus aš jums gaminau. Nu, ne jums, savo gaminau, bet jums rodžiau. Šiame video medžiagos turbūt nebus per daugiausiai, nes savaitė buvo tokia šventinė. Vėlgi, niekam nenaujiena ir nieko nenustebini pasakęs, kad tu šią savaitę lėkiai bėgai, buvai sukęs į tą, nežinau, nenormalią, bet kasmet užklumpančią kalėdinę karštinę. Tai žodžiu, mano savaitė neįsiskyrė niekuo, turbūt produktyviausios mano dienos buvo mezgimo prasme, jeigu taip galima sakyti, buvo sekmadienis, vat kai įkėliau video, tai aš vat vakarę dar pasidėjau, pamezgiau. Buvo sekmadienis, tada labai neblogai pamezgiau pirmadienį. Antradienį jau atsirado po darbų visokių reikalų, tai reikėjo, žodžiu, tai sūnui reikėjo vežti į kirpyklą, tai apsipirkti, važiuoti, bet čia tokie buitiniai dalykai, kurių, neišvengsi. Tada trečiadienį sūnaus klasė visai ėjo į teatrą ir ruošėsi kalėdiniam adventui ir vaidinimui. Vėlgi truputėlį mano ta diena, mano ritmas visas buvo permuštas. Tada ketvirtadienį buvo pas juos mokykloje advento vakaras. Aišku, savo medžiagos aš pafilmavau, bet kadangi ten yra daug kitų vaikų ir kitų žmonių, aš kaip ir parodyti nelabai galiu. Neturiu teisės, nes tai yra vaikai. Vakaras buvo gražus, žodžiu, mano pirmokas irgi turėjo vaidmenį kalėdinę mokyklos spektaklyje, didžiuojosi, nežinau, iki mėnulio ir atgal, kaip turbūt ir visos mamos, čia nieko nenustebinsiu vėlgi. Tai žodžiu, ketvirtadienis jau išpuolė, nes grįžom ganėtinai vėlai, nes po darbų buvo visas tas renginys. O penktadienį atidirbau ir važiavau į manikiūrą. Manikiūras irgi toksai procesas labai reikalingas, labai mano mėgstamas ir mylimas, aš jau stengiuosi nepraleisti savo vizitų, jau važiuoju kas 3 savaitės visada. Turiu begalinį gerą manikiūristę, kuri labai myli mano mėgstas kojines, bet dėja šiais metais kalėdų jų negavo, gavo kai ką kitą. Žodžiu, tai va. Tai sakau, tas mezgiminis laikas jisai truputėlį iškrito, bet, kaip aš sakau, savaitės paprastom tom darbo dienom man labai svarbi yra ta miego, darbo, laisvalaikio rutina, tai aš jau stengiuosi labai jau neaukoti savęs mezgimui, jau daugiau stengiuosi truputėlį pasaugoti savo miegą, išsimiegoti, kad darbe neprivelčiau kokių klaidų. Tai va, o paskui ateina šeštadienį, sekmadienį, reikia aplėkti visas parduotuvės, visus turgelius, viską, viskas kaip ir pas visus, kaip aš sakau. Tai va,
Tai žodžiu, trumpai, kokia buvo ta mano savaitė, dabar jūs pasižiūrėkite mano tuos mezgiminius visus intarpus, ką aš jums turiu prifilmavus, ilgai neužtruksit, pažadu, o paskui pabaigoje mes susitiksim ir pakalbėsim apie tai, apie ką aš jau buvau užsiminus prieš 2 savaitės savo antrajame vlogmas. Kad papasakosiu truputėlį daugiau apie patį YouTube, nes, kaip galite matyti, video šitas taip ir vadinasi, kas man yra YouTube, ar Grinčas, ar Kalėdų senelis. Tai va, truputėlį pasidalinsiu ir apie patį YouTube, apie kanalą, apie pajamas, nes aš jau esu peržengus tą slenkstį ir surinkusi tam tikrą valandų žiūrėjimo kiekį. Kai aš jau gaunu užmokestį, tai pasidalinsiu tikrai nuoširdžiai kiek, kada, kaip ir kas. Tai va, jūs žiūrit ir susitinkam turbūt šio video pabaigoje ir tada pakalbėsim apie skaičiukus. Nu, draugės ir draugai, naktinis praktiškai pasijungimas, filmavimas iš rankos, bet žiauriai noriu pasidžiaugti, kad šiandieną jau yra antradienis ir jūs matot mano progresą. Aš pradėjau apmezginėti apykaklę, o tai reiškia, kad mano nugaros dalis yra pilnumo išmegzta, pečiai yra sumegzti, aišku, ką tik tai yra įvykę. Vat, sumegzti 3 virbalų pagalba, aišku, po skalbimo viskas turi išsitiesinti. Ir pradėjau megzti, vat štai, galite matyti, apykaklę. Susisiaurino akis, kurios pradžiai buvo prisidėję, darbinis pirštas nutrintas, čia visų mezgėjų liga. Tai va, mezgu apykaklę, mano bernai žiūri krepšinį. Kol kas, galiu prisipažinti, yra antradienis, matot, koks yra laikas. Tai va, šiandien dienai mezgimas mano yra baigtas, kaip minėjau, antradienio vakaras. Štai, viskas megzta, išmegzta. Va štai. Ir mums teliko apykaklė. Pagal planą, šiaip aš jau dabar kiekvienai dienai statausi planus mezgiminius, ką aš iki kurios dienos noriu numegzti, kokie mano turėtų būti pasiekimai. Tai žodžiu, dabar planas yra per rytojų numegzti apykaklę, jeigu tai bus įmanoma, ir pradėti megzti rankovės. Nežinau, galite sustabdyti video ir daryti statymus, ar pavyks užbaigti megztinį, ar nepavyks, nes apykaklė planuojasi būti labai aukšta. Ir lieka 2 rankovės, bet rankovės mezgas tik tai gerom akim, be jokių raituzinimų, be jokių pinelių. Žodžiu, bus matyti. Tai va, tiek šiam kartui, palinkėkit man sėkmės, parašykit, kaip galvojate, ar pavyks ar nepavyks, nes aš pati dar nežinau. O aš, ko gero, viskas keliauju ilsėtis. Tai va, labanakt man. Šiandieną persikeliam jau į šeštadienį. Turime dabar jau 4 valandą popiet. Visos parduotuvės aplakstytos, turgeliai išbraidyti. Didžioji dalis visko, ko reikėjo rasti ir supirkta, ko pritrūkom, tai jau važiuosim truputėlį rytoj. Nu ir pašnekam, ką čia man pavyko nuveikti per tas kelias dienas. Man rodos, aš jums buvau pasijungus pasirodyti antradienio naktį. Parodyti, kada aš jau pabaigiau nugaros dalį, pečius ir buvau apsimetus jau susirinkus akis, pradėjusi megzti apykaklę. Tai ką jūs dabar galite matyti? Galite matyti tai, kad apykaklės yra numegzta vat štai tiek. Šiaip mezgiau tiek dėl to, kad baigėsi siūlas. Baigėsi siūlas ir, žodžiu, sugalvojau, kad gal geriau pradedu megzti rankovės, o jau tą apykaklę žiūrėsiu, kiek liks, kiek užteks. Nes su siūlais turim situaciją tokią, priminsiu, kad aš turėjau 0,5 kilogramo, tai vat aš dabar turiu tokį žiauriai nedicką liukutį ant babinos. Turiu susiviniojusi štai tokį
mezgu 2 siūlais, primenu, ne vienu. Ir va čia šitas, iš kurio aš mezgu rankovę. Vat, kaip galite matyti, kiek rankovės vienos jau turime numegstą. Tai va, primenu, kad šiandien yra šeštadienis, planas yra pabaigti megztinį iki rytojaus. Nu, ką darysi, kažkaip, nežinau, per naktį reikės megzt. Nežinau, net jeigu nepabaigsiu aš jo iki rytojaus, tai iki kalėdų aš jį tikrai pabaigsiu, čia vienareikšmiškai. Šitos rankovės jau man liko netiek jau ir daug, galima sakyti, didesnėje pusę aš jau turiu numeskus, tada reikia susirinkti akis šitai rankoviai numegzti ir pabaigti megzti kaklą, jau kiek liks tų siūlų. Liks, pasidarysiu tokį golfinį variantą, neliks, paliksiu tokią tiesiog aukštesnę, netvarkingą apykaklę ir tiek žinių. Tai vat, toksai mano trumpas šiandieną prisijungimas, tarp kitko vakar buvau manikiūrė, kaip galite matyti, jeigu matot. Aišku, kam įdomu, tai įdomu, kam neįdomu, galite žiūrėti. Tai nagus pasidariau dabar jau čia žiauriai. Madoj yra katės akis su gyvačių rašto imitacija ant spaudukų. Tai va tokie gražuoliški nagai. Ir keičiasi priklausomai nuo šviesos spindulio. Žodžiu, baikos. Viskas baikos, bet vis tiek, nežinau, nagai turbūt yra ta kūno dalis, kuri visada turi būti sutvarkyta. Tai va, viskas, aš žinokit, va, kaip matot, turiu kavos, turiu dabar jau ir laiko. Einam, manau, greitai mes pasidarom tinginį į savo saldžią rubriką, kad turėtumėm. Ką skanaus prie kavos ir aš sėdu savo ruoštų megzti. Daug. Tai va toksai mano planas. Žiūrėti kalėdinius filmus ir megzti. Gero jum vakaro mezgimo, o mes susitinkam, kaip Samoška sako, už 3 sekundžių. Negaliu patikėti, kad tai, ką jūs matot savo ekrane šiuo metu, yra jau rodės šito begalybės megztinio pabaigtuvės. Vat, pabaigiau megzti kaklą. Kaklą nedariau tokį, ta tokį žiauriai ilgą, tokį tiesiog, kad atsiverstų, kaip golfinis variantas, kad būtų su atvertėliu. Tokiu nedicku. Tai vat. Žodžiu,
suspėjom. Tiksliau, aš suspėjau, dabar jau čia paskutiniam dienom, tai jau kaip išprotėjus mesgiau, nieko turbūt daugiau nedariau, tik mesgiau. Kaip galėjot matyti, šią naktį iki išnaktų ir, atsiprašau, ir nuo ryto. Šiandien nuo ryto atsikėlus, pusryčius padariau ir sėdau megzti, nes, klausykit, kiekgi galima už 2 dienų kūčios, paskui kalėdos ir manęs laukia mano kašmyrinis kamuoliukas. Norėsiu megzti riešines ir negaliu megzti, kol nėra pabaigtas šitas procesas, nes šitas yra mano prioritetas, kaip buvote liudininkai paskutinės užbaigtos akis. Viskas teliko, žinokit, sukaišioti siūlų galiukus. Susikaišiosime siūlų galiukus ir eisime skalbtis. Aišku, jūs šito megztinio ant manęs nepamatysit šiame video, bet aš tuoj pat pagrindinius tuos siūlų galiukus tik pasislepiu, tuos didžiuosius, kurie man galėtų pridaryti žalos. Einu aš jį užmerkiu. Tegul jisai pamirksta su skalbikliu šiek tiek, paskui aš turiu tokio visiškai paprasto Ringuvos ūkinio muilo. Turbūt nėra daug geresnio skalbiklio atplauti verpimo alyvoms iš siūlų. Tai žodžiu, imsiuos aš to muilo, švelniai paviršių išmuiluosiu, kad gaučiau tą tokį gražų aksominį efektą, kaip kad mėginuke. Tai dabar toksai yra mano planas. Šiaip dabar turim, mes turim valandų. Štai, kiek valandų galit matyti, 15:27, jau yra sekmadienis, šitas video tikrai išeis vėlai vakare. Tai žodžiu, tai aš dar prisijungsiu, nes prisipažinsiu, kad vis dar nesu nufilmavusi nei pradžios, nei pabaigos. Aišku, laiko prasme, kai jūs žiūrėsit, tai jum jokio skirtumo bus, ką aš dabar kalbu, bet realiai yra kaip yra. Viskas, užkaišiu šitą siūlų liukutį, eisiu, surasiu žirklės, užkaišiuosiu viską, ką aš čia turiu. Galiu išnerti iš adatos siūlą ir parodyti, kaip tai atrodo prieš skalbimą, kad realiai galėtume įvertinti, kaip atrodys po skalbimo, kas turbūt yra įdomiausia. Toksai susitraukęs visas, baisuokliškai visas. Apykaklė. Kokio ilgio, toksai golfinis variantas. Kūnas, rankovės abidvi pabaigtos. Vieną pabaigiau šiandien ryte. Pirmoji buvo užbaigta dar vakar vakare. Kūnas, kaip matot, siūlų dar milijonas galiukų. Tai palinkėkit man sėkmės užkaišant siūlų galiukus ir mes susitinkam netrukus. Tai ką, tradiciškai sveikinu tuos, kas peržiūrėjot. Kaip ir sakiau, nemelavau. Medžiagos nėra per daugiausiai, bet kažkiek jos yra. Nes, būkim biedni, bet teisingi, mezgant vieną mezginį. Aš neišgimdysiu kažko tokio labai ekskliuzyviško, kad žiauriai sudominčiau ir įtraukčiau publiką savo vienu vieninteliu mezginiu. Turbūt įdomiausias dalykas buvo tai, kad prieš tai 2 šeštadienius vakarais aš sėdėjau ir radžiau, ką aš buvau iki to numezgus. Rimtai. Megztinėje, kaip matėt, pabaigiau. Megztinis šiuo metu yra šlapės, išskalbtas, manau, mes galim pažiūrėti į jį. Nes aš jį turiu šičia pasidėjusi. Tik tais pasikartoju, jis yra šlapės. Nes mes jau turim gerokai sekmadienio vakarą, šitas video išeis vėlai. Tai ką mes turime, taip, kur yra priekis, kur yra nugara. Aišku, bet toks
parodymas. Štai. Iki kiek tas megztinis pas mane buvo visas susitraukęs, visas suspaustas vietoj. Tai vat štai taip dabar jisai atrodo. Čia yra apykaklė, užbaigta adata, kaip galite matyti. Aišku, ant manęs turbūt pamatysite jį tik tai sekančiam video. Manau, kad šiais metais mes dar turėsim vieną video su jumis. Ir vat štai. Čia yra rankovės numegztos. Kaip gražiai atsiskleidė ir išsiskleidė, neliko to tokio susitraukimo jokio. Skeltukai, nenoriu žinoti, čia jo dabar labai tampyti. Kol kas dar jis yra lėliuko stadijai. Vat, skeltukai kaip atrodo. Nežinau, man atrodo, kad čia bus mano vienas iš šios žiemos megztinių favoritų. Nes jau dabar dar neišdžiūvęs, jau jisai atrodo tas, į kurį įlysti, kurį apsivilkti bus be galo miela ir malonu. Tai aš sveikinu save, mano challenge'as, sakykime, iššūkis, ar ne? Aš jau jį nustoju čia makaluoti, pasitiesiu čia pas save šalia, kad jisai džiūtų. Tai va, kaip minėjau, mano tas iššūkis, mano tas mestas challenge'as savo, vlogmas video metu numegzti šį megztinį yra įvykdytas. Tai va, jeigu jūs pažiūrėt nuoširdžiai tas atkarpas, o neprasukot video, tai turbūt suprantat, kodėl aš taip noriu šitos kavos. Nes turbūt paskutinę parą aš nieko neveikiau, o tik tai mezgiau. Bet aš turiu tokio kvailo užsispyrimo, gal kartais ten, kurio nelabai reiktų. Bet savo aš įveikiau. Net siūlų galiukus visus suslapšiau, nors žadėjau suslėpti tik tais tuos pagrindinius, kad jie, žodžiu, mane išstardytų. Bet ten nelabai ir buvo kam išstardyti. Žodžiu, žiauriai laukiu dabar, kol jisai išdžius ir kad aš galėčiau jau su juo, žodžiu, pasimatyti. Dabar šiek tiek apie patį megztinį. Priminsiu, kad aš jį mezgiau iš merino vilnos ir kašmyro derinio. 90% merino vilna, 10% kašmyras. Pirkau 500 metrų. Ne metrų. Pirkau 500 gramų, kur 100 gramų buvo 800 metrų. Mezgiau 2 siūlais. Virbalas mano buvo 3,75. Visos atnarėlės rezinkos vadinamos megztos su 325. Užbaigimai jau ten, žodžiu, tas itališkas užbaigimas 3 numerio virbalais. Nepasvėriau prieš skaldama, bet pagal turimą siūlų likutį, kuris yra apie 40 gramų, galiu daryti prielaidą, kad megztiniui susimezgė kažkur 400, taip 60 gramų, jeigu taip imant grubiai. Aišku, kai jisai pilnai išdžius, aš jį pasversiu, nes dabar jis sveria turbūt 2 kg. Tai va, tai metrų sumegzta labai ir labai nemažai, nes, sakykime, visas siūlų metražas pas mane buvo 2000 metrų aš turėjau, ne? Mezgant jau 2 siūlais pas mane liko apie 40 gramų, kas yra... Jeigu 100 gramų mes turim 400 metrų, imkim grubiai 50 gramų liko, tai pas mane liko apie 200 metrų siūlų. Tai įsivaizduokit, kad šitas megztinis, šitos spynės turėjo kažkur apie 1800 metrų. Aišku, žinau, kad galiu klysti, nes mintinai skaičiuoju ir sakau, po paskutinės paros mezgimo truputėlį jaučiuosi tokia išplaukus. Ir jau jaučiu, kad ranka iš peties skauda nerealiai. Nors atrodo, sėdėjau tikrai patogiai įsitaisus ir mezgiau, bet matyt, šita darbinė ranka mezganti šiek tiek nukentėjo. Bet ne apie tai, aš esu žiauriai laiminga, kad aš pabaigiau, nesigailiu nei vienos minutės, nei vienos pramegztos sekundės, žodžiu, tikrai nuoširdžiai, žodžiu. Tai va. Tai dabar galim pereiti į savo tą rubriką ir pakalbėti apie skaičius. Apie šitą YouTube kanalą. Galbūt tai bus kam nors postumis, arba kaip tik atvirkščiai, nežinau, susilaikymas, galbūt bus užlugdytos viltis ar dar kažkas. Apie mezgiminį pasaulį Lietuvoje, apie YouTube, konkrečiai kanalą mezgiminio turinio susikūrimą YouTube platformą. Labai tiksliai aš jums apie tas visas taisyklės tikrai nepapasakosiu, nes prisipažinsiu, nesu taisyklių žmogus, kaip aš sakau, turbūt taisyklės kuriam tam, kad kažkiek jas laužytumėm.
Tai va, nesu ta geroji, olioji taisyklių laikytoja, nu nežinau, man atrodo, greitai visi esame viršyje, tai pradėkim nuo to. Tai va, turiu aš čia tokį banknotėlį, žodžiu, esminius skaičius užsirašiusi turiu. Tai ką, mano kanalas šitas buvo sukurtas 2019 m. lapkričio 18 d. Atskaitos taškas, tai kaip aš ir minėjau vienam iš savo video, šiam kanalui pas mano jau yra 5 metai. Turiu pasakyti, kad niekada nepirkau jokių narysčių, jokių, nežinau, netikrų sekėjų, nieko nepirkau iš tikrųjų. Nei mūsų grupėje FB, kur yra virš 10 000 žmonių, nei Instagram savo, nei YouTube kanale. Čia nėra to tokio dirbtinio skaičių sukėlimo, kas dabar yra ganėtinai populiaru. Tai va, viskas, kas yra susirinkta, visi tie prenumeratoriai, šiai minutėje mes turim 3990, man rodos, vieną prenumeratorių, su kuo aš begaliniai džiaugiuosi. Tikrai pagarba kiekvienam, kuris atėjo, likot, prenumeravot, laikinot, komentavot, reiškit pastabas kažkokius dar kažką, tikrai nuoširdus ačiū kiekvienam. Tai va, kodėl aš jį susikūriau? Tais 19 metais žiūrėjau žiauriai daug pati turinio mezgiminio YouTube. Buvau jau grįžus į mezgimą, mezgiau jau ganėtinai neblogai. Daug tuo metu buvo pats pikas, arba pats bumas tų ir tarp rusakalbių, ir anglakalbių, kurios masiškai kūrėsi YouTube, rodė tenai žodžius savo mezginius, siūlus, pirkinius. Nu ir man iki tiek patiko tas formatas, kad aš jau taip žiūrėdavau ir galvodavau, nu ir aš taip noriu. Nu bet tikrai noriu parodyti, ką aš mezgu, noriu pafilmuoti, noriu kažką nusipirkti filmavimui, kad gražiau būtų fone pastatyti. Ir aš jau taip save pagaudau, kad jau mano akis vis užkrypdavo taip virš laikiklio, kokio telefonui, kuris įdėti, už kažkokių ten tokių virbalų siūlų, už tos tokios technikos, aš jos tikrai neturiu. Neturiu nei mikrofono sekamo, neturiu nei kameros, nei DJI, nei šitos GoPro, nieko. Filmuoju savo video aš paprastai savo telefonu. Tai va. Tai žodžiu, tai man užėjo baisinis noras ir tuo metu aš dirbau tokiam darbe, kur realiai aš visą laiką buvau viena. Aptarnavimo srity dirbau, bet aš buvau viena, nu jeigu pas mane užeidavo koks tai klientas, tai faktas būdavau ne viena. Bet turėdavau pakankamai laiko, žodžiu, filmuoti. Tai ir pati pradžia mano buvo ant balto vatmano lapo, prisižiūrėjus tų pačių rusakalbių, žodžiu, anglakalbių, kaip jų buvo jų pradžia, kaip jos filmavo. Nu ir pradėjau filmuoti, pradėjau rodyti po biškį. Ir po tą truputėlį pasirodė, kad kažkokiu būdu žmonės mane atranda. Aišku, aš dalinausi tai vienoje grupėje keldavau, tai kitoje grupėje keldavau. Dabar jau aš net to nebedarau. Dabar jau aš net savo video nuorodom nebesidalinu jokiom grupėm, nieko. Nes aš galvoju, kad mezgimas, aš net, pavyzdžiui, bendrai paėmus apie mezgimą, aš nesidalinu netgi savo asmeniniam Facebook. Turbūt didžioji dalis Facebook esančių mano draugų ir kolegų nežino, kad aš mezgu. Nes aš tiesiog nesidalinu, nes aš manau, kad šitam reikale reikalinga tikslinė bendraminčių žmonių grupė. Nu, jo, tarkim, mano kolegės irgi, o jo, mesgi, o, fainai, o, kaip čia, viskas. Jums daugiau neįdomu. O tai kam man tada rodyti kažkam kažką, kas yra realiai neįdomu? Tai vat aš ir niekada nesirašiau nei pirkti, nei kažką dirbtinai kelti kažkokių skaičių, vien tik tam, kad parodyti gražius skaičius. Aš tiesiog, tikslas mano yra susirinkti aplink save, rodyti tai savo bendraminčių grupiai. Tai vat. Tai aš manau, kad tie apie 4000 žmonių yra mano bendraminčiai. Tai vat. Tokie reikalai. Dabar pašnekam apie pinigus. Kaip žinia, YouTube pasiekus 1000 prenumeratorių ir surinkus tam tikrą skaičių peržiūrų valandų, įjungia kanalui monetizaciją. Aš dabar tikrai neapsakysiu, kaip tiksliai tas procesas vyksta, tik aš žinau, kad aš užsipildžiau, man rodos, kažkokią formą, prašymą, man atsiuntė kažkokį patvirtinimo
ar koduką, ar dar kažką, aš tikrai žinokit neatsimenu, nes buvo senai. Tai turiu minti, kad mano kanalui monetizacija, įvertinus tai, kad kanalas buvo sukurtas 19 metų lapkričio 18 dieną, monetizacija buvo įjungta tik tai 2021 metų Liepos 30 dieną. Tik nuo tada man leido į video įsidėti reklamas, kurių peržiūrų dėka kapsėjo centai. Kapsėjo, žodžiu, ir prikapsėdavo. Tai vat, įsijungė tą monetizaciją ir aišku, už peržiūras, už reklamas, vėlgi aš tikrai nesigilinu, kodėl, nes tai nėra mano pagrindinis pajamų šaltinis, tam aš turiu darbą, kurį dirbu su mielu noru ir einu kiekvieną dieną su mielu noru. Tai vat. Dabar pakalbam apie pinigus, ką šitas kanalas bendrai yra uždirbęs per tuos, aš imu 5 metus. Neimu to atskaitos taško nuo 21, kai pradėjau uždirbti pinigus, imu tą atskaitos tašką tuos 2019 lapkričio mėnesį. Tai šitas kanalas bendrai man yra uždirbęs 778 eurus ir 77 centus. Kiek daug laimingų septynetų. Pirmą mokėjimą aš gavau, įvertinus tai, kad monetizacija buvo įjungta 21 metų Liepos 30 dieną, pirmi pinigai į mano sąskaitą įkrito 2022 metais, lapkričio mėnesį, kas yra lygiai beveik 3 metai po kanalo iš viso sukūrimo. Tai va, jeigu kažkas galvoja, kad čia yra, nežinau, biznis daryti YouTube video, su mano indėliu ir pastangom, aišku, aš galėčiau kepti tuos video, jeigu turėčiau tikslą kažkada ateityje rašyti kažkokius, nežinau, mokamus aprašymus, juos pardavinėti, aš galbūt pasistengčiau labiau, bet kol kas tokio tikslo ateityje aš tiesiog nematau. Man tiesiog patinka dalintis tuo, ką aš žinau, ką aš moku, ką aš naujo sužinojau su jumis nemokamai. Tai nemokamai, sakykime taip, nes jūsų peržiūrų dėka karts nuo karto man į sąskaitą įkrenta tam tikra suma pinigų, kurią aš tuo ir pasidalinsiu. Tai vat, pirmas mokėjimas įkrito man 2022 lapkričio mėnesį, tai buvo 92 eurai 92 centai. Tokios įdomios, žodžiu, pasikartojantys skaičiai. Tai vat, kuo aš tada jau nebeatsimenu, aišku, buvau be galo patenkinta, kad tai, ką aš darau, tai, kas man patinka, dar duoda man indėlį į mano sąskaitą. Tai šiem laikam tai paėmus, tai nėra daug, tai nėra dideli pinigai, bet tai yra labai malonu. Vat, tikrai nesiginsiu, kad čia yra nefainai, nemalonu, žodžiu. Kai tu darai tai, kas tau patinka, kaip sako, paversk savo hobį darbu ir dirbti tau niekada nereikės. Aš galvoju, kad turbūt dirbsi non-stop. Mano tokia nuomonė atvirkštinė, šiek tiek yra apie šitą posakį. Tai vat. Tai žodžiu, pirmas mokėjimas buvo 90 eurai 92 centai 22 metų spalio mėnesį. Ir dabar, pavyzdžiui, žiūriu statistiką, po tų 22 metų sekantis mokėjimas buvo 23 metų 2 mėnesį 84 eurai 68 centai. Ir va taip žiūrint, į metus man į sąskaitą įkrenta 3 mokėjimai, nes mezgimas, kaip ir nežinau, gal koksai nors kitas hobis, dar kažkas, jisai turi savo sezoniškumą. Mūsų sezoniškumas, kaip aš sakau, turbūt yra rugsėjo balandžio mėnesiais. O pagrindinis suaktyvėjimas, ko gero, ir būna kažkur apie šventės, kai normaliai atšąla orai. Tai va, tai aš gaunu maždaug po 3 mokėjimus į metus. Kas yra taip? Dažniausiai mano mokėjimai būna taip. Jau matau, net susirašius turiu iš sistemos, žodžiu, kurie administruoja tos mokėjimus, kad mokėjimai dažniausiai pas mane būna vasario arba sausio, rugsėjo, pasikartoja, rugsėjo mėnesiais, kas prikapsi matyt, kai būna tas štilis per vasarą iš jūsų peržiūrų, ir gruodžio mėnesiais. Tai va, tai mokėjimus buvau gavusi, tai 23 mėnesio jau minėjau 84 eurai 68 centai, 23 metų rugsėjo mėnesį gavau mokėjimą 72 eurus 45 centus. Nežinau, ar minėjau, neminėjau, bet YouTube perveda tik tada, kai tavo suma pasiekė 70 eurų. Tada 23 metų 12 mėnesio gavau 72 eurus 33 centus, nežinau, kartojus ar ne, jeigu kartojus atleiskit. Tada 24 metais, šiais metais sausio mėnesį gavau 80 eurų 74 centus,
Rugsėjo mėnesį jau šių metų gavau 76,92 € ir va šių metų gruodį matau, kad turi įkristi man į sąskaitą 102,10 €. Tai va, tokia yra mano kanalo statistika. Pasikartosiu, kad kanalas per visus metus, kiek aš darau video, yra uždirbęs 778,77 €. Nu, praktiškai vieną minimalę lietuvišką algą per 5 metus. Tai va, šituo video ir šituo pasakojimu aš tikrai nenoriu jums pasakyti, kad jau jūs būtinai žiūrėkit visi, kaip susitarė tik mano video, kad jūs būtinai žiūrėkit visas reklamas, kad jūs spauskit būtinai laikus ir dislaikus, ar ten komentuokit, ar dar kažką. Tai peržiūros yra labai malonu man kaip kūrėjui. Nors aš šiaip nelaikau. Nu čia daugiau mano toksai širdies sielos dalykas yra šitas YouTube kanalas. Po to aš tikrai neprašau jūsų nei spausti dirbtinai laikų, neprašau nei dalintis, nei dar kažko. Taip, tai yra labai malonu, kai tu kartais pamatai grupėse savo ten kažkokius pasidalintus video, ar kad žmonės rekomenduoja, ar kad sklinda gandas, kad yra toksai kanalas, tai yra taip be galo malonu, tai labai šildo sielą ir leidžia tau žinoti, kad tu darai tai nebereikalo, nes tai yra kažkam naudinga, gal kažkas gerai praleidžia laiką, gal kažką atpalaiduoja, gal kažkas tiesiog sužino ir išmoksta kažką naujo, bet iš būtent šito mano kanalo. Tai žodžiu, tokie skaičiukai apie mano kanalą. Aš aišku būsiu žiauriai laiminga, jeigu ir toliau žiūrėsit ir ateisit ir komentuosit, ir nesvarbu, kad tai ar bus ar gerai, ar blogai. Tiesiog, mes visi esame žmonės ir visi turim savo nuomonę, ko gero, apie viską. Iš šito jau mūsų netimsi. Tai va, kaip sakau, ir toliau, man rodos, filmuosiu aš savo video, bus ir mokomųjų video, bus ir tokių plepalinių video. Žodžiu, visko, man atrodo, dar ateityje pas mus bus. Šiai minutį aš esu labai laiminga, kad turiu galimybę daryti tai, kas man patinka, kada man patinka ir kaip man patinka. Ir dar esu laimingesnė, kad dažniausiai ir jums tai patinka. Tai va. Tai tokia, tais buvo tema, kurią aš norėjau jumis pasidalinti. Gal, pavyzdžiui, jūs, kaip ir aš, prieš tos 5 metus, žiūrėdamas mano, Gretos ar Dominikos ar kitų lietuvaičių kuriamus video, pavyzdžiui, galvot, kad galbūt ir jūs galėtumėte daryti kažką panašaus. Pirmin, tikrai imkit ir darykit. Negalime savo atsakyti, jeigu yra toksai gimęs noras jumise. Galbūt ką nors tai ir atbaidys, nes čia neverta, neapsimoka, ir verta, ir apsimoka, tik viskas reikalauja jūsų įdirbio ir pastangų. Nes realiai, kaip aš sakau, mes esam linkę kaltinti visus dėl kažko, tik ne save. Tai labai sunku yra pačiam atsisukti į save ir suprasti, kad galbūt tu neturi kažko, nes kažkada dėl kažko nepasistengi, neįdėjai daugiau pastangų ar dar kažko. Aš tikrai nenoriu atskaityti moralą, nenoriu, kad Dieve tai pasirodyti, tikrai ne. Tai tiesiog, kuo toliau turbūt su metais aš labai gerai suprantu, kad netgi ir tam pačiam YouTube kanale mano skaičiai ko gero būtų tikrai didesni ir geresni, jeigu aš įdėčiau nuo savęs daugiau pastangų. Jeigu kurčiau daugiau mokomųjų video, jeigu, nežinau, pasistengčiau suredaguoti galbūt kažkaip kokybiškiau, gražiau savo video, jeigu mano aplinka nebūtų tas pats per tą patį, bet kaip aš sakau, sukuosi iš to, ką turiu, nes, tiesiog, visų pirma, kaip aš sakau, aš esu mama, aš esu žmona, aš esu darbuotoja, o tai yra tai, kas lieka nuo to viso laiko. Tai kad jau prakalbau aš apie laiką, tai turbūt mano ir palinkėjimas artėjančių švenčių proga, nes aš manau, kad mes dar susimatysim, gal kažkada tarpušventį, gal iškart po naujų metų. Tai kalbant apie laiką, tai aš visų pirma turbūt noriu jums padėkoti apie jūsų laiką, kurį jūs praleidžiate šiame kanale. Pasikartosiu, kad tai yra labai malonu ir labai tokia skleidžia šilumą čia. Kiekvieną kartą, kai skaitai jūsų, nežinau, komentarus, tiesiog paliktas širdelės, dar kažką, labai šilta pasidaro, konkrečiai čia. Tai
Labai ačiū tikrai dar kartą už jūsų laiką. Ir palinkėti turbūt artėjančių švenčių progą, va tam pačiam advento vakare, kai buvom pas sūnų mokykloje, buvo ir klebonas. Aš nesu labai praktikuojanti katalikė, taip aš esu tikinti, nes be tikėjimo turbūt būtų be galo sunku tiesiog išgyventi. Tai turbūt pasikartosiu, ką ir sakė klebonas, kad jisai mums palinkėjo to tokio kokybiško laiko, kad išmoktume dalinti savo laiką tiem, kas mums iš tikrųjų yra brangus, savo vaikam, artimiem, tėvam, nes laikas yra tas išteklius, kuris nėra amžinas. Jisai dėja, bet yra baigtinis. Liūdnai skamba, bet taip yra. Tai aš labai linkiu turbūt, kai baigėsi metai prieš tas visas didžiasias šventes, pas mus kažkas rašo rezoliucijas, kažkas duoda savo pažadus, kažkas tiesiog stabtelna, susimąsto, kaip tie metai prabėgo. Tai mano turbūt rezoliucija sekantiem metam būtų, kad mokėčiau kokybiškiau paskirstyti laiką tiem, kurie man tikrai rūpi, kuriuos aš tikrai myliu, kurie mane supa kiekvieną dieną, kad nepritrūkčiau laiko ir sau. Tai liečia, nežinau, visas rytis. Mezgimui nepritrūkčiau laiko, galbūt kažkada pasitikrinti papildomai sveikatą, nepritrūkčiau laiko, nežinau, galų galiai tą patį manikiūrą nueiti į kirpyklą, į grožio saloną, į masažą, į dar kažką. Turbūt pagrindinė esmė yra ta, kad gyvenime turbūt yra labai svarbu susidėstyti savus prioritetus ir tam tinkamai paskirstyti savo laiką. Tai labai ačiū. Čia toksai padėkos video gavosi, paskutinis adventinis sekmadienis, žodžiu, ramaus, kiek įmanoma, turbūt jau nebeįmanoma to laukimo, šventų kūčių ir kalėdų ir naujų metų. Ir aš manau, kad mes susitiksim ganėtinai greitai sekančiame mano video. Tikrai ačiū, kad toms, kurios leidot laiką kartu su manim šitą adventinį laikotarpį. Ačiū ir iki sekančio video.